Sveiki, Mindaugai. Ką galit pasakyti aplamai apie dabartinę situaciją mūsų Lietuvoje? Tai kaip Jūs matote visą tai, kas susijęs su pabėgėlių klausimu, šitais migracijos įstatymais naujaisiais? Čia yra tragedija ne vienos Lietuvos, yra visos Europos. O jeigu tiksliau sakant, tai valdančiojo elito. Jeigu apačios, sakymat, tautos, reiškia, didžioji dalis su tuo nesutiktų, būtų pakeistas, reiškia, valdantysis elitas, iškart ir padėtis Europai pasikeistų. Tai reikia, kad mūsų žmonės, reiškia, būtų tautiškai sąmoningesni ir jaustų šeimininkais. Šeimininkas tai yra atsakingas asmo, reiškia, už savo dabartį, ateitį, už praeitį. Tai dabar žmonės nesijaučia Lietuvos piliečiais, nors jie vadinasi, bet iš tikrųjų jie save psichologiškai laiko Lietuvos gyventojais. Gyvena čia, kol dar gali gyventi, kas nebegali, tas išvažiuoja, reiškia, į užsienį. Tai kol tas mąstymas bus, reiškia, gyventojo, o ne piliečio, savo pilies Lietuvos gynėjo, tol padėtis nesikeis. Tai Jūs tvirtinate, kad dabar mūsų žmonės kaip ir palaiko tą dabartinio elito, kaip ir jo veiksmus? Nesipriešindami, reiškia, būdami pasyvus arba neutralūs, reiškia, palaiko. Nes neutralumas visada, reiškia, yra palaikymas to, kas dabar, reiškia, yra. Nepalaikymas tai yra konkretus, reiškia, veiksmai prieš. Ar gerai ir blogai tai yra kitas dalykas, bet jeigu žmonės yra pasyvus, reiškia, jie palaiko. Visiems dabar čia rūpi grėsmės Lietuvos valstybė, tai gal pasakytumėt po žodžių tą pačią temą? Pati grėsmė yra ilgalaikė, gal ne visiems tokia akivaizdi, bet tai yra, kad mes kaip valstybė nekontroliuojame savo likimo. Daugelis sprendimų, didesnė dalis sprendimų yra priimama ne čia, bet Briuselyje. Tai čia ir kyla daugelis trumpalaikių problemų, bet čia yra šaknis. Ir jeigu mes tenai nekovosime už savo teisės, tai vis daugiau ir daugiau antinacionalinių atsiras reikalavimų, kurios mūsų elitas vykdys aklai. Pavyzdžiui, dabar puikiai proga yra įsijungti į bendrą frontą dėl Europos nacionalinių valstybių ateities. Vengrija, Čekija, Slovakija, Slovenija rodo kelią. Jos prieštarauja akivaizdžiai nesąmonei, kuris sklinda iš Vokietijos, iš kanclerės Merkel lūpų. O mūsų valdžia nieko nedaro, kad prisijungtų. Ta prasme, mes esame ne Europos tautų draugai kaip valstybė, bet esame galbūt ir neigiamas toksai faktorius. O čia galėtų valstybė parodyti ir piliečiams suteiktų pavyzdį, kad štai kovojam už savo interesus, bet ne, mūsų valdžia bijo to daryti ir užtat atstumia visuomenės paramą. Visuomenė vis mažiau tiki Lietuvą, nes pati valdžia netiki Lietuvą ir negina mūsų nacionalinių interesų. Sakykit, prašom, Jūs atstovaujate nacionalinį interesą kaip organizacija. Kokią nacionalinio intereso poziciją šiais klausimais? Tai, man atrodo, surasim daug pritarimo. Ten yra įvairių idėjų. Mes nesame politinė partija. Šiuo metu mes daugiau esame galbūt idėjų kalvė ir veikiam kai kur, pavyzdžiui, kritinėme sektoriuje, o tas kritinis sektorius, sakykime, buvo migrantų priverstinė imigracijos ta tema. Tai mes gana aktyviai reiškėmės ir galbūt dar grįšime prie tos temos ir ateityje arba prie kitų degančių. Tai čia yra įvairių nuomonių, mes viską kolegialiai sprendžiam, balsuojam ir paskui veikiam.
Visą plauti prieki 4. Kur Maidonas provokuot matyti. Stengiasi, bet nevyks. Visiems! 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 Nuo važiuojamosios dalies, pasitrauk prašom. Visiems! 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 Войника.